Sveiki visi! Jūs žiūrite kanalą Bytai ir Baitai. Šiandien mes realizuosime interaktyvių objektų interfeisą. Prieš pradedant, prašau paspauskite mygtukus like ir subscribe. Visų pirma, mums reikia pridėti paveiksliuką, kurį mes naudosime su interaktyviais objektais. Ir kaip ir visą laiką mes turime nurodyti, kad tai pas mus yra Sprite2D ant UI. Ir spaudžiam Apply. Ir matome, kad tą paveiksliuką jau galim naudoti savo žaidime. Dabar mes viduj Information lango galėsime pritaikyti tą paveiksliuką. Tai mes sukursime naują imidžą ir nurodysim, kad tas imidžas pas mus ir yra tas paveiksliukas. Ir duosim jam pavadinimą Interaction Icon. Ir dabar galim pagalvoti, o kur mes norim jį padėti. Ar truputį čia kažkur aukščiau, ar truputį čia dešiniau galbūt, ir kokio dydžio jis pas mus turi būti. Ir dabar mes galim parašyti skriptą, naudojant kurį ir rodysim tą ikonėlį. Tai mes viduj UI Interactables folderiu sukursime naują skriptą Interact Icon UI. Tai mes galėsime nurodyti, kokie pas mus bus parametrai. Tai jeigu aktyvus tas interaktyvus elementas, jis bus žalios spalvos. Jeigu neaktyvus, tai pilkos spalvos. Mes tai galėsime vėliau dar pakeisti per Inspector langą. Taip pat čia nurodome, kokie komponentai mums reikalingi. Tai mums reikalingas paveiksliukas ir mums reikalingas playerio interaktorius, iš kurio mes ir galėsime gauti informaciją. Pasirašysime ant įvykio ir parašysime realizaciją. Saugosim interactable objektą, kuris pas mus buvo prieš tai. Jeigu prieš tai interaktyvus objektas pas mus nebuvo nulas, tai mes atsirašysime nuo įvykio. Ir mes realizuosime metodą showIconState. Jeigu pas mus interaktyvus objektas nulas, tai mes paslėpsime tą ikonėlę. Jeigu jis ne nulas, tai mes priskirsime arba active color arba inactive color. Priklauso nuo to, koks statas pas mus yra viduj interaktyvaus objekto. Ar jis yra aktyvus, ar jis yra neaktyvus. Ir kaip jūs matote, tokio dalyko pas mus nėra. Tai mes jį dabar ir realizuosime. Pridėsime prie interaktyvių objektų. Nurodysim, kad pas mus bus savybė active, kurią mes galėsime gauti. Ir kaip jūs matote, čia jokių klaidų nėra. Taip pat mums reikia pakeisti ir matyti skriptą, naudojant kurį mes galėsime tai nurodyti. Tai mes padarome tai taip, jeigu jis turi daugiau nei 0 gyvybių ir jeigu playerio gyvybės nelygus maksimumui. Tai tada jis bus aktyvus ir mes galėsime naudotis tuo matkytu. Na ir toliau, on interactable changed mes turime pratęsti darbą. Ir priskiriam čia naują interactable objektą. Jeigu naujas objektas pas mus nenulas, tai mes pasirašysime ant to įvykio ir sakysime, kad čia tada įjungsime mūsų ikonėlę ir galėsime viską matyti. Ir taip pat prie player interactable mes turime čia pridėti papildomą patikrinimą. Mes turime pasakyti, kad current interactable savybė active turi būti true. Ir jeigu ten bus true, tai mums net tas patikrinimas nullable nereikalingas. Mes galėsime iškviesti interact metodą iš objekto, kuris egzistuoja, tikrai ne iš null. Na ir dabar grįžtame atgal ir pažiūrėsim, kaip tai veikia. Tai mes ant information objekto užmetam mūsų naują skriptą ir galim nurodyti mūsų icon objektą. Taip pat iš playerio mums reikalingas interaktorius, kuris yra pas mus prie main kameros. Ir dar būtų neblogai aveikia iškviesti tą metodą. Kad ta ikonėlė iškart pasislėptų. Tik čia, jeigu interactable objektas pas mus nulas, įvyks klaida. Tai mes viską turime į else įmesti. Ir dabar viskas bus gerai. Dabar, jeigu mes prieiname prie paprastų objektų, tai matome tiesiog tekstą. Jeigu mes prieiname prie interaktyvių objektų, tai mes matome dar ir mūsų ikonėlę, kurią nurodo, kad tai pas mus yra interaktyvus objektas. Bet mes kol kas negalim sąveikauti su tuo objektu, nes mes turime max gyvybių. Gausime truputį damage'o. Ir grįžus atgal matome, kad ikonėlė jau yra žalia. Tai mes galim dabar sąveikauti su tuo objektu. Paspausime N. Ir galim pastebėti, kad dabar sąveikauti su tuo objektu jau negalim, nes vėl pas mus maksimumas gyvybių. Tai viskas veikia taip, kaip mes ir norėjome. Ir prie mūsų ikono mes dar galim uždėti outline. Taip galbūt truputį geriau. Jo taip jis yra geriau matomas. Gausime truputį damage'o, prieinam ir irgi matom jį labai gerai. Tai dabar jūs žinote, kaip padaryti vartotojo sąsają interaktyviems elementams. Jei norite užsakyti pamoką, galite tai padaryti paspaudus pirmą nuorodą video aprašyme. Ačiū, kad žiūrėjote, lauksiu jūsų kitoje pamokoje.